Yra čia žmonių, kurie apribojo bendravimą su savo mama ar tėvu. Kokios to priežastys? Ar nesijaučia keistai, kai kiti aplinkui puikiai sutarė su savo tėvais? Dažnai vieni kitus lanko, o jūs ne. Mano atveju nebuvo kažko labai blogo, mama rūpinasi ir panašiai. Kritika, priekaištai, lyginimas su seserimi, kuri visada geresnė nei aš. Paskutinis lašas buvo po to, kai negalėjau atsigauti po vyro neištikimybės. O mama mane pamačius vertinčią tiesiog pasakė, nieko tai jau geriau nebesurasi, tavo jau tai 40, taviškis uždirba daug pinigų, tikrai geras, man veža dovanų. Žodžiu. Jo, pavyzdys iš tikrųjų, kaip stipriai įtakoja mūsų kaip tėvų gyvenimas, vertybės, kaip stipriai įtakoja mūsų vaikų likimą. Bjauru iš tikrųjų. Žodžiu, yra normalu apriboti bendravimą su tėvais, nes yra tėvų, kurie kišasi, ten dar galim vadinti toksiški, ten dar kažkas tai. Svarbiausia suprasti ir išnaudoti tą informaciją, tai kad kai du jauni žmonės išeina iš tėvų namų ir sukuria šeimą, tėvų šeima yra atskira respublika. Viskas, tai yra svetimi žmonės. Judu sukūrėt šeimą. Ir du taps vienu kūnu. Tai yra tas nauja žmona ir naujas vyras, tai yra viena ląstelė. Ten yra kita ląstelė. Taip, ta ląstelė, jinai svarbi, jinai jūs užaugino, jinai jumis rūpinosi, ten maitino, rengė, viskas. Taip, be abejo, čia to nekvestionuoju. Bet judu esate atskiras elementas. Viskas. Nesikiškit, neleiskit niekam kištis į jūsų gyvenimą. Čia yra labai svarbu. Kitas momentas. Vėlgi, aš labai giliai įsitikinęs, kad vis tik mes neturim pavyzdžių, kaip reikia gyventi. Mūsų pavyzdžiai, menkaverčiai. Būkim teisingi, bet būkim bėdni, bet teisingi. Mūsų pavyzdžiai menkaverčiai. Nes nei tėvai mokėjo auginti mus, nei tėvai mokėjo bendrauti. Plius ta visa visuotina alkoholizacija pažemino vyrą tiek, kad vyrui pagarbos aplamai sunkus besulaukti iš moters. O tai vienas iš pagrindinių elementų. Ir, ką aš galiu pasakyti? Nereikia. Jeigu matot, kad jūsų tos ląstelės emocija, jūsų ląstelės bendravimą griauna bendravimas su tėvais, nereikia griaut. Nereikia lankytis ten, kur griūnat. Ne? Palaikot ryšį, 1 kartą, 2 kartus metuose, sočiai. Jūs turite rūpintis savimi. Judu turite rūpintis tuo, kad jūsų vaikai gyventų pavyzdyje sveikos šeimos. To reikia, verkiant reikia. Realiai dabartinė karta, kurianti šeimas karta, yra šansas sugriauti tą nusistovėjusią schemą, kur namuose pykčiai, barniai, nesusikalbėjimai, ten smurtas, prievartavimai ir taip toliau. Tai šansas yra jums, mielieji šviežios šeimos, kurie tik pradėjot vaikučius auginti, jums pagaminti tą šeimos modelį, kurį kopijuodami jūsų vaikai jau, kai sakant, išjudintų tą ratą normalių šeimų sąraše.
Va, kitas momentas, kuris čia po vyro neištikimybės. Mergaitė. Mama mane pamojo, čia su tom mamom, tai iš tikrųjų tokių istorijų kartais prisiklausai. Mama mane pamačiusi vėčiai tiesiog pasakė, nieko tu geriau nebesurasi, tai motinai reikėtų gal kokį kibirą šalto vandens ant galvos supilti. Ar ką nors taip labiau padaryti. Ta prasme, motin, tu, žodžiu, gali jai perduoti nuo manęs, kad ji, žodžiu, kokį keiksmažodį sugalvok ir pasakyk, mama, Šaras sakė, tu ten jau labai negerai su tavo galva. Gerai uždirba, parveža dovanų ir dulkina kitas moteris. Tai, ne, pirmas dalykas, mieloji, autoriai, tai vyro neištikimybė atsiranda tada, kai pas jūs jau šeimos nėra. Ir šeimos nėra ilgai. Ta prasme, jūsų santykiuose jau ilgas laikas yra didelių problemų. Vyras, kad nueitų į kairę, normalus, aišku, sveikas vyras, aš nežinau, gal ten tu išsirinkus kokį nors ten tą jau ligotą žmogų, nežinau, čia reikia aiškintis, bet jeigu tavo vyriškis sveikas, normalus ir sveikai mąstantis, kad jisai turėdamas mylinčią žmoną, mylimą žmoną, gerbiančią, suprantančią ir vertinančią tave, kad jisai nueitų į kairę, tai reikia, kad ne, tai neįmanoma. Tai, ką aš išvardinau, gerbianti, suprantanti, vertinanti, ta, kuri priverčia vyrą jaustis, kad esi reikalingas, tokios moters niekada vyras neišduos. Niekada jisai neis į jokią kairę, jam prieš nosį su moteriškom genitalijom mojuok, jisai neis. Jeigu jisai jau nuėjo į kairę, tai vadinasi, pas jūs jau kokią porą metų yra problemų. Kokią porą metų jūs jau jį išmetėt iš savo gyvenimo. Taip, kad kitu atveju vyras neišduoda moters. Pirmiausia atsitinka moters išdavystė psichologinė. Vyras dar kenčia, laukia, gal sugrįžta, kurią jisai vedė. Jis laukia, metus laukia, 2 metus laukia. Jeigu nesugrįžta jo moteris, kurią jisai vedė, jis tada žvalgosi į šonus. Ir tada atsitinka tai. Atsitinka tai reiškia, kad jūsų šeima jau sugriuvo seniai ir jau nebėra ką statyti. Tai reiškia, kad viso gero, čumudanai į skirtingas pusės. Išdavystė ir smurtas, seksualinė išdavystė. Ir smurtas tai yra 2 daiktai, kurie neleidžia pasukti atgal. Tai yra nedovanotinos nuodėmės, kurios jau viso gero. Absoliučiai. Nutraukti visi ryšiai. Jeigu norit toliau gyventi, tai jūs esate svetimi žmonės vienas kitam. Galit bandyti, bet tai čia jau jūsų pasirinkimas. Būna po išdavystės šeimos išsiskiria ir po kiek laiko susieina vėl. Bet tam, kad susieiti vėl ir laimingai gyventi, čia yra sunkus darbas ir tai, apie tai kitame video. Man atrodo, aš jau netgi, jau įrašytas video. Tai va, tai... O kol kas ką, brangioji? Tau ir motina siūst ant 3 raidžių ir vyras siūsti ten pat paskui rusų karo laivą. Senstančiais tėvais reikia rūpintis. Ne, tai be abejo, kai jau bėda, tai taip, pasirūpinti kokiais nors, nežinau, tinkamais senelių namais, kad jie ten komfortiškai savo dieneles leistų. Bet tiesiog suvokti, kad
po vestuvių jūs esate svetimi žmonės. Tai yra svetimi žmonės. Tai yra svetimi žmonės, taip, kuriais galima pasirūpinti, jeigu jiems blogai. Bet tai čia tiesiog žmogiškumas. Eini gatvė, žiūri, nugriuvo kažkoks tai senelis ten, jam bloga, prieini, pasirūpini juo. Bet, sorry, kad taip sulyginu, bet, toks santykis turėtų būti. Toks santykis turėtų būti. O ypač jeigu dar tenai kontroliuoja, čia dar aiškina ir dar čia, žodžiu, tikiuosi, kad aš jau pakankamai daug priblevizgojau, užtenka. Iki.